17 dėl Širvintų savivaldybės kultūros centro Juodiškių filialo veiklos nutraukimo ir Alionos filialo įsteigimo. Yra paruoštas sprendimo projektas, kuriuo Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia nutraukti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Juodiškių filialo veiklą nuo 2016 metų rugsėjo 20 dienos ir įsteigti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Alonių filialą. Tarybos nariai, bus klausimų, komitete diskutavom, buvo ir seniūnas pakviestas, prašau, Vidmantas Mandika. Noriu pasidžiaugti, kad Alionių gyvenvietėje atsiras kultūra, bet niekada nepritarsiu, kai yra naikinama kultūra kaime, kuriame jau baigiam sunaikinti bibliotekas, visus kitus dalykus, tai susijusius su socialinė gerovė tame kaime. Ir niekaip aš nesuprantu, nejaugi negalėjom priimti sprendimą ir nors kažkiek palikti tos kultūros šitame kaime, tai yra finansiškai labai didelė našta. Tai bandoma tiesiog susidoroti su žmonėmis, kaip ir kitais, kurie yra Širvintose atleisti iš darbo. Galbūt toks principas yra, vien priimamas tam, kad vieną atleistų, kitą priimti darbą. O be to, dar norėjau pasakyti, tai, kad gal nors kokį žiburėlį palikime kaime, nors kažkokį, tai kad žmonės galėtų ten rinktis, visokius renginius organizuoti tame kaime, o ne siūlyti važiuoti į gretimą kaimą. Taip, Alionyse reikia tos kultūros, aš nieko nesakau, bet tikrai ne tokių principų, kad vieną griaunam, kitą statom. Ant sugriauto pamatų pastato nepastatysi. Kaip tarybos nariai, žinote, kad Juodiškėse yra biblioteka ir jinai lieka, o Alionys iki šios dienos neturėjo kultūros, o būtent šitas filialas atsiranda Alionys seniūnijoje, o kiek jums yra žinoma, kad Alionys yra į Alionys seniūniją įeina ir Juodiškį, kad žmonės galės tikrai kultūrintis ir Alionyse, ir Juodiškėse. Ir tuo labiau ta pati kultūros darbuotoja, kuri dirbs ir Alionyse, turi bendruomenės namus ir tai bus, manome, dvigubai į naudą visas šitas sprendimas. Prašau, tai jos nereikia. Aš norėčiau pareplikuoti ponui Vidmantui. Iš tikrųjų, visiškai žodis į žodį beveik jūsų žodžiai buvo pasakyti per komitetą. Tiem kamerą buvo reikėtų. Tai nežinau, ar čia reikia dabar reformuotis ir tikrai visiškai nėra įdomu klausytis jūsų to pačio pasakymo. Jeigu jūs norite prieš kameras pasirodyti, tai po tarybos duokit interviu ir viskas. Ačiū tarybos nariai, gerbiamas Vidmantai, yra reglamentas, Andrius Jozonis dabar klausia. Aš atsakysiu. Palaukit, yra eilė ir bus jums žodis duotas replikai. Andrius Jozonis, prašau. Mes socialdemokratų frakcija nepritarėm aišku šiam sutarimo projektui, nes vis dėlto manom, kad geriausia būtų, kad Alionyse yra vis dėlto mokykla, kuri kursto tam tikrą kultūros žiburį ir kad kultūros žiburys liktų ir Juodiškėse. Tai vis dėlto manom, kad reiktų palikti tą filialą, jeigu nėra galimybių finansiškai, tai galbūt surasti tas galimybės pasižiūrėti biudžete, kur galima pavaduoti. tą filialą ten vis dėlto išsaugoti. Dar turiu klausimą, kas planuojama daryti su pastatu šių parų. Reikės tvarkyti. Tai planuojama. Reikės tvarkyti. Po to, kai mes tarybos posėdėje pasisakom apie tai, ką mes darysim, pasipila labai daug į ministerijas, į CPV ar kažkur tai skundai ir mums labai blokuojami keliai, kad gerbiami opozicijos tarybos nariai tikrai nepykite manęs, bet kartais kai kuriuos dalykus įstatymų nustatytą tvarką leisiu sąmoningai turėti. Prašau, Giedrius Jozonis norėjo klausti. Prašau, vicemerė. Aš norėjau tiesiog truputį kaip turinti teisę kultūros srityje su ilgametė darbuotoja buvusi ir galiu paklausti gerbiamo tarybos nario Vidmanto. Kultūra tai yra pastatai, ar tai yra veikla? Nes dabar tai, ką jūs pasakėte, tai atrodo, kad kultūra tai yra pastatai. Kultūros darbuotojas jis nėra sėdintis vienoje vietoje. Jeigu geresnės sąlygos Alionių salėje ir ten yra žmonių, ten repetos. Jeigu bendruomenės salėje Juodiškėse, nieks to kultūros židinio negesina. Tai yra pasiskirstimas darbais. Ar ten žmonės dainuos ir šoks? Ar čia? Jie turės tą galimybę. Tai kodėl mes išpučiam tokį burbulą, aš žinau, kad iš tikrųjų dirbusi ilgus metus kultūros srityje. Tai pati su tuo susidūrusi ir visada dirbi
nebūtinai vienoje vietoje sėdėdamas. Ir šiuo metu pastatas ir kultūra tikrai ryšio jokio neturi. Tai, ką jūs turite minėti, kas yra kultūra, prašyčiau pasidomėti. Taip, prašau. Kadangi čia sulaukė iš 2 tarybos narių repliką, mano atžvilgiu, tai pirmą pasakysiu jums. Komitetai tai yra darbo forma, kur tarybos nariai situaciją gilinasi, o jeigu aš matysiu, kad tai yra klaidingas sprendimas, aš ir 10 kartų pasakysiu, yra niokojama jeigu kultūra. O jums, gerbiamai, atsakysiu, pagal jūsų pasakymą, tai, žinot, aš taip supratau. Nereikia jokių filialų aplink Širvintų rajono, taigi turim Širvintos kultūros namus, suvažiuos, greičiausiai sėsi. Kodėl ne? O ten, jeigu ką, tai nuvažiuos kažkoks kultūros darbuotojas, Alionis, ar jeigu kas Manišas, koks skirtumas. Taigi pagal jūsų pasakymą aš atsakau. Tai jūs neteisingai supratote, nu aš nebejoju, kad vis tik jau pasigilinęs galėsit suprasti, ar teisingai. Bet matosi, kad jūs Iš nesigilinate. tikrųjų, dėkui, vicemerė, reikia ilgiau pasigilinti. Tai gerbiami tarybos nariai, jeigu neturite klausimų, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 12 už, 8 prieš, sprendimas priimtas.